Vinco Kudirkos tautiškoji giesmė, tapusi mūsų tautos ir valstybės giesme. Himnu. Daugelis šį eilėraštį išmoko atmintinai, mokytojai jo mokina mokyklose vaikus, jį gieda Seimo nariai, valstybės vyrai ir moteris, šiaip žmonės, praeiviai. Kartais tai daro tiesiog mechaniškai, dainuoja apie šviesą ir tiesą ir saulę Lietuvos, visiškai nesigilindami į tai, ką dainuoja. Ką reiškia šie Vinco Kudirkos žodžiai, kokią žinią neša mums iš amžių glūdumos. Tai, ką užrašė vienas iš tautos atgimimo krikštatėvių, neša žinią. Žinią kiekvienam iš mūsų, kurie visi kartu sudėjus, besidalinančius manta, nevagančius, esame tauta, lietuvių tauta. Vinco Kudirkos tautiška giesmė sukurta daugiau kaip apreiškimas. Joje yra nurodyti keliai, kaip atgaivinti tautos savastį, kaip prikelti savimonę iš snaudulio. Tik 43 metus išgyveno šitas žmogus ir mirė 1899 metais. Pati giesmė paskelbta metai prieš mirtį, 1898 metais. Ir toks mano geras prietelis, pažįstamas Gintaras, lankydamasi Delfose 2009 metais, Liepos 7 dieną, mąstė apie tą apreiškimą ir aš pasidalinsiu jo mintymais Delfose, gimusiais ir su savo papildymais ir šiek tiek sutrumpintas. Eilutės pirmosios. Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Pirmasis priesakas. Mus maitina šaknis, praeitis. Daugelis tai užmiršta, tačiau žinojimas gali būti atvertas jau kitų lygmenių. Tauta lyg medis. Jis negali augti be šaknų. Tai yra praeities. Be kamieno. Tai yra dabarties. Ir be šakų. Tai yra ateities. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Antrasis priesakas. Dora. Sarmata. Tai yra švara visais lygmenimis, mintise, jausmuose, žodžiuose ir poelgiuose. Švara sudaro galimybę semti iš praeities šaltinio. Jei indas užterštas, šaltinis užterštas, visa, ką pasemsime, taip pat taps užteršta, nešvaru. Indas tai yra žmogus, visuomet turi būti švarus, visais lygmenimis. Tuomet nusileidžia dieviškosios dovanos supratimas. Senąja kalba mes turim žodį ne sąžinę, o saužinę. Tai yra asmenis lygis. Sekantis tai yra dora. Tai yra bendruomenis lygis. Ir trečias aukščiausias yra sarmata. Tai yra valstybinio lygmens sąveika. Ir jos visos tarpusavy sąveikauja. Kaip šaknis, kamienas ir šakos. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Toks trečiasis priesakas. Nesavanaudiškos tarnystės atlikimas. Dirbti, triūsti, nesiekiant savo darbo vaisių būtent tik savo. Matyt platesnį kontekstą. Dirbti savo žmonėms, tautai, kaimynams. Tokie yra 3 priesakai. Ir tautos bei kiekvieno iš mūsų valioje, kur būtinas laisvas apsisprendimas, jų laikytis. Turim padaryti savo darbo dalį, kad dalyvautumėm dieviškoje tautos kūryboje. Antroji apreiškimo dalis, tai yra visatos, visato dieviškumo supratimas, to supratimo prašymas tautai. Tegul saulė Lietuvos tamsumas pašalina.
Saulė Lietuvos tai saulė kaip gyvybės davėja. Kaip gyvybės davėja suvokimas. Deivė. Dievas. Motina. Tėvas. Mata. Kuris senovės Graikijai buvo garbinamas kaip Apeliūnas, Upeliūnas, Apolonas. Senovės Egipte jo vardas buvo Ra. Mūsų senieji protėviai saulėje matė aukščiausiai gyvybės dieviškumo pradą. Ir kokie gražus žodis – aušra, tikra ir žara. Šventoji trejybė savotiška. Ir tai yra tikra. Kai žmonės tap švarus, gyvatos dovana gali apvalyti ir visą tautą. Jos likimą, pašalinti tamsumą ir nešvarumus iš tautos bendruomeninės, visuomeninės sąmonės. Ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Kai tamsumas yra pašalintas, suvokiama šviesa ir tiesa. Šie dvasiniai dėsniai, principai yra neatskiriamoje vienovėje. Tiesa apreiškiama tautai kaip šviesa. Apie dieviškąją gyvybę šviesą kalba visos pasaulio pasaulėžiūros. Tiesa yra tai, kas nekinta. Tiesa yra tai, kas neša gyvatą. Tai paties deivės, pačios deivės, Dievo mintis, žadas, žodis. Iš jos išeina balta šviesa, kuri nusileidžia, skyla 7 vaivorykštės spinduliais ir joje gimsta pasaulis. Suvok čia vienovę, savo bendruomeninę sąmonę, savo tautos vietą bei uždavinių šiame pasaulyje. Suvokt esmę ir esatį už pavydalų ir jų turinio yra tiesa, ji viena visiems ir nekintama. Gyvenimo ir gyvybės tiesė. Šią tiesą suvokusi tauta tampa Dievo tauta. Kitas priesakas, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise. Suvokus tiesą, gimsta tikroji meilė. Šitoks yra kelias. Meilė dažnai yra ne tai, ką mes įsivaizduojam ar ko trokštame. Meilė tikroji yra visa apimanti ir besąlyginė. Ir ją veda ilgas, kaip Čiurlionis sakė, deimantais, aštriais deimantais klotas kelias. Jo nešame meilės žinią. Ji ir tiesa yra viena. Vieno pinigo 2 puselės. Ši meilė liepsnoja širdyje, jos gelmėje. Tai ypatinga vieta. Ta žino visi. Mylima širdimi. Tam, kad meilė užsiliepsnotų, turi būti nueitas ilgas kelias į platesnį suvokimą. Vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Tokia tauta, gyvenanti saužinėje, darnoje, sarmatoje, yra vieninga ne išorė, o vidumi, pasaulėjauta. Meilė per tiesą. Tai tiltas į ateitį. Mūsų 19 amžiaus ir visų kitų amžių didžiaverių, didmoterių, tautos būdintojų paliktas testamentas ainiams. Klausykite ir išgirskite. Mūsų senieji tikėjimai kalbėjo apie šią vienovę. Tačiau žmonės išskaidė visumą į gabalėlius, kiekvienas pasičiupę savąją, ėmėsi neigt kito atrastą. Kaip iš pasakos sukapotas žilvinas gabalais. Mūsų tauta, valstybė, praeitis. Šie gabalėliai visi kartu sudaro tobulą tautos gyvenimo kilimą. Ne kiekvienas gali tai pamatyti. Tam reikia pakilti aukštai į šviesą ir tiesą. Kai pažvelgum žemyn, viskas paaiškėja, klausimų nebelieka. Tai patirtis.
Tai patirtis, kurią patirime tik per darbą. Klausimai dažniausiai tai yra mūsų drumsto proto judesiai į niekur. Klausytoja, tapkite tyri lyg deivės, Dievo ašara. Kaip kitai išmoksit mylėti? Gimdot ir mylit savo vaikus. Išmokit mylėti taip ir savo žemę, joje gyvenančių žmonės, kokie jie bebūtų. Pagalvokit, kaip jūs mylit savo vaikus. Išplėskite šį suvokimą ir jis apims visą mūsų protėvių žemę, apims praeitį, dabartį ir ateitį. Šaknis, kamieną, šakas. Tai yra gyvybės medis. Ir tebūnie taip, sodinkim jį kartu.